Klausimas, ką daryti su įtampa, kuri kyla manyje, bet čia yra labai specifinė situacija, ne? Tai moteris išėjo iš darbo, tada kyla įtampa, ką aš čia veiksiu namuose, aš nieko nepadariau, padariau namuose, bet vėl kyla įtampa, nes galbūt nėra vertės tame, ką aš atlikau namuose, paskui atsiranda veiklos, tada kyla įtampa dėl veiklos. Tai noriu pasakyti, kad mes turime emocinę priklausomybę. Ir pas kai kuriuos žmonės, pas moteris ypatingai, emocinė priklausomybė yra nerimas, įtampa, stresas, lėtinis stresas. Tai kai mes einam sąmoningumo keliu, mes dirbam su tuo. Įvairios praktikos, meditacijos, paskaitos, ar ne? Mes leidžiam savo į save įsileisti naujas patirtis, pojūčius ir net stengiamės kūną prie jų pripratinti, kad būtų nauja emocinė priklausomybė. Ir tuo tarpu dirbame su senaja, tai pavyzdžiui, įtampa. Kaip vyksta sąmoningumo kelyje? Tai vyksta taip, aš jaučiu didelę įtampą, paskui susitvarkau, jinai apmažėja. Aš jaučiu ją mažesnę, dar tvarkausi, jinai kažkuriuo laiku išnyksta tarsi, paskui vėl sugrįžta. Paskui, kai mes jau esam pasirengusios, keičiasi aplinkybės, patikrinti, kaip ir egzaminė, mes, kai išmokstam teoriją, mes ateinam į atsiskaitimą, realiai pasitikrinti, ko aš išmokau teoriškai. Ir aš esu pasirengusi dažniausiai ir visata tiesiog duoda tam tikras aplinkybės, netgi atrodo, aš pati jas pasirenku, aš jas sukuriu, bet tik dėl to, kad aš parodyčiau ir suprasčiau, kad tai, ką aš išmokau mažesnėje skaliai, veikia puikiai ir didesnėje skaliai. Tai realiai reikia išlikti ištikimai toms praktikoms, kurios padėjo susitvarkyti su įtampa prieš tai, nes tai yra tik tais, kaip čia pasakyti, regresija, atkritimas ar kažkaip kitaip, ar ne, kad aš vėl atkritau į būseną, bet puiku, nes aš ją iškart pastebėjau, o kiek daug moterų gyvena toj nuolatiniai įtampos būsenoje, net nesupranta ir tik po N metų suvokia, kad jau negerai, kol prieina prie nerimo priepuolių. Kol prieina prie tokio dalyko, ne? Ir gyvena nuolat, ne valandom, ne dienom, bet mėnesiais. Ir dabar, kai dingo visas tas nerimas ir vat atėjo situacija, tai yra tik tais išbandymas, tai reiškia, aš toliau augu ir mokausi. Na, pasikeitė aplinkybės. Beje, nerimas yra natūralu, nes tai yra indikatorius, kad keičiasi aplinkybės ir keičiasi, ir aš nežinau, aš to nekontroliuoju. Tai tas nes vadinasi, aš patiriu stresą. Bet ilgalaikis nerimas susiformuoja, kai aš nemoku su stresu susitvarkyti. Nes stresą mes patiriam, persikraustom, pakeičiam darbą, išeinam iš darbo, vėl susirandam naują darbą. Tai yra stresas, nes pasikeičia aplinkybės, vyks kažkas naujo. Bet nerimas pradeda mane kamuoti, kai aš negebu tvarkyti su stresu sąmoningai arba sveikai. Kai aš kažkur užsisuku programą ir tai dažniausiai yra minčių programa. Tam tikros mintis, kurios man kelia nerimą ir aš su jom nieko nedarau, kaip su tarakonais, kurie kambarį siautėja. Tai kai aš pradedu kažką daryti su tais tarakonais, jie pradeda išeidinėti, nes jiems nebepatogu, čia vyksta tvarka. Tai va, tos situacijos ir yra duodamos tam, kad aš galėčiau pasitikrinti ir kad mano komforto zona plėstųsi, nes aš jau turiu galimybės, aš jau turiu įrankius.